Sveiki, šiame epizode papasakosiu, kaip galima padaryti spalvos kontrastą. Tai yra iš tiesų labai nesudėtinga technika, kuri padės nuotraukom įgauti ir kontrastą, bei pačios spalvos jos taps ryškesnės, labiau atgyjusios ir atrodys iš tiesų nuotrauka žymiai geriau. Ir dar papasakosiu daugiau, kuo tai galbūt skiriasi nuo paprastai, jeigu mes paimtume kontrast sliderį ir pakeltume, ir kada tas labai jausis, kada mažiau gal jausis, bet kokiu atveju labai rekomenduoju pažiūrėti šią pamoką ir manau visai turėtų patikti jums ši technika, kadangi, kaip ir minėjau, jinai nesudėtinga ir iš tiesų gausit labai gerą rezultatą labai greitai. Taigi atsidarom pirmąją nuotrauką ir kaip ir matot, šioj nuotraukoje studijoje fotografuota tikrai daug spalvų ir norint padaryti spalvos kontrastą yra reikalinga išsikviesti papildomai sluoksnius. Apačioje paspaudus įsikviečiam Hue Saturation ir turim 2 kartus išsikviesti Hue Saturation tam, kad kontrastas tai paprastai yra tarp balto ir juodo arba tarp šviesaus ir tamsaus skirtumas, jisai atitinkamai ir sukuria kontrastą, tai mūsų tie 2 sluoksniai ir atstos šviesias nuotraukos dalis arba tamsias nuotraukos dalis. Tai yra kad lengviau būtų orientuotis, pirmą Hue Saturation iškviestą sluoksnį rekomenduoju skirti šviesiom dalim nuotraukos ir tiesiog reikia, kur blend modai, suliejimo režimai sluoksnio, išsikviesti ir pasirinkti Color Dodge. Iš karto matom, aišku, vaizdą tokį, kad jau per daug peršviesta, bet kur yra fill, sumažinam iki 10% ir kadangi mes esame įsikvietę specialiai Hue Saturation sluoksnį, mes tiesiog, kur yra Saturation, galime pakelt. Ir iškart matom vaizdą, kaip atgyja spalvos, jos tampa žymiai ryškesnės, ypač šviesiose nuotraukos dalyse. Visada galim įjungti ir išjungti akytę ir pasižiūrėti skirtumą. Ir dabar, kur yra Hue Saturation 2 iškviestas sluoksnis, ten mes turim aktyvuoti tamsiasias dalis, tai bus reikalinga pasirinkti Color Burn. Jisai iš karto pasirinkus irgi matom pakankamai tamsų vaizdą tokį, bet mes tiesiog, kur yra fill, irgi nusistatom 10%. Rekomenduoju naudojant šitą techniką fill ir plius minus apie 10% ir palaikyti. Ten tam tikrais atvejais galim iki 15%, bet nedaugiau, nes tada gausis perspaustas vaizdas ir rezultatas tada nebus toks galbūt profesionalus ir šiaip kokybiškas. Tai čia tik tai toks orientacinis patarimas. Ir mes tada taip pat ir Saturation sliderį galim pakelt iki norimo intensyvumo, kiek mums norisi tų spalvų. Ir dabar galim matyti jau tą rezultatą ir tiesiog, jeigu išjungsiu abu sliderius, tai bus visai be kontrasto ir be spalvų ir aktyvavęs iš karto matau skirtumą. Ir iš tiesų tai nėra sudėtinga. Aišku, šitas metodas galbūt reikalauja šiek tiek daugiau žingsnių, negu kad tiesiog kontrastą pakelt sliderį. Ir sekanti nuotrauka, kurioje naudosiu šį metodą, labai aiškiai pasijaus skirtumas, pranašumas šiuo atveju šios technikos. Taigi atsidarau šią nuotrauką ir jeigu aš paprastai paimčiau ir pakelčiau
kontrastą šioj nuotraukoje. Tai tas kontrastas užsideda visur, ir ant veido, ir ant eglės. Ir kontrolės labai daug nėra tame. Aišku, galima būtų bandyti dirbti ir naudoti kaukės, kaip mano praeitose pamokose minėtas, bet tai tiesiog sukurtų nemažai papildomo darbo vien dėl kontrasto. Bet aš išsaugosiu šitą nuotrauką, jinai bus kaip pavyzdinė nuotrauka, kurią galėsim naudoti palyginimui. Mes galim labai nesudėtingai iš praeitos nuotraukos pasižymėję įspaudę Ctrl klavišą ir pasižymėję mūsų sluoksnius, juos nukopijuoti, reiktų paspausti Ctrl C ir atsidarius naują nuotrauką paspausti Ctrl V ir taip užsidės šie sluoksniai. Ir kadangi mes atskirai turim kontrastą šviesiom ir kontrastą tamsiom vietom padarę, mes galim tiesiog, matydami pagal situaciją, šiuo atveju gal pamažinti šiek tiek iki 5% kontrastą šviesiose vietose ir, pavyzdžiui, tamsiuose gal net ir pakelti iki 13 kokių procentų ir iškart gauti norimą rezultatą. Ir atsidarius dešinėje pusėje nuotrauką, kurioje buvo rankiniu būdu tiesiog su slaideriu pakeltas kontrastas ir kairiai, kur atliktas su spalvos kontrastu redagavimas, iškart jaučiasi skirtumas, pažiūrėjus į veidą, į odos atspalvį, kad žymiai išraiškingesnis odos atspalvis turi malonesnį atspalvį, gelsvesnį, o šitoj dešinėje pusėje nuotraukoje, kur kontrastas, tai jis yra bliškesnis. Rekomenduoju patiem, aišku, pasibandyti su savo nuotraukom. Tai yra iš tiesų labai nesudėtinga technika ir jinai tikrai duos daug rezultatų ir priklausomai galbūt ir nuo nuotraukų, kuriuose jūs naudosite ją, daugiau ar mažiau matysite tikrai skirtumą. Tai šią pamoką būtų tiek ir sėkmės darbuose ir susitiksim kitame epizode. Iki.